Tadadadam. Norit ar nenorit, apsisuko metai ir aptarsiu kelis per šios metus pagamintus ženkliukus ir ne tik. Noriu labai pasidžiaugti, šiemet mes pagaminame 392 įmonėm ar organizacijom ar kažkokiem renginiam individualaus dizaino ženkliukus. Tai yra 100 daugiau negu praeitais metais ir iš viso buvo klientų iš 11 šalių. Tai Lietuva, Latvija, Estija, Danija, Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Austrija, Ispanija, Vengrija. Užsakinėjo iš mūsų įvairios agentūros, prekiniai ženklai, renginiai, konferencijos, parodos, restoranai, muzikinės grupės, kavinės. Buriu traukia, ne? Laimingasis kamuoliukas. Gerai, ištraukiau nepyk. Nepyk. Aš drąsiai galiu sakyti, kad ženkliukas Nepyk buvo mūsų top hitas šiemet. Tai Nepyk vis dar galima įsigyti Druskininkų savivaldybės svetainiai. Ženkliukas yra padarytas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osiams metinėms su labai gražia mintim. Ta žodį Nepyk jisai labai dažnai naudodavo laiškuose. Druskininkai šiemet buvo Lietuvos kultūros sostinė 2025. Ir tas žodis Nepyk jisai buvo lyg ašis aplink visus renginius, aplink visą jų komunikaciją. Jie ragina tą žodį nepyk naudoti, nebijoti ištarti, pabandyti reaguoti sąmoningai ir vengti pykčio ir nereikalingos agresijos. Gerai, bibliobusą ištraukiau toliau, mes turim čia daugiau dizainų. Pasižiūrėkit, kokie funky. Tai bibliobusas yra labai man žavingas projektas, mačiau gyvai vasarą. Tai yra tiesiog tokia biblioteka ant ratų, kuri važinėja po Vilniaus apylinkės. Kiek supratau, jie turėjo ir tolimesnių kažkokių išvažiavimų vasarą. Atveža šviesą ir kultūrą. Tai pas juos website yra jų tvarkaraštis, jie nuolatos važinėja, galima pažiūrėti, kada atvažiuos pas jūs. Toliau. Važiuojam. Mūsų mylimi klientai, Nacionalinis kraujo donorystės centras ir jau ne pirmus ir manau ne antrus metus mes su jais bendraujam ir tam tikrom progom mes kuriam jau tai yra pakankamai nemaža serija šitų lašelių, kurie kiekvienas turi savo vardus, priklausomai nuo to, kokiai progai jie buvo išleisti. Tai tarkim turėjom šiemet lašelį laisvutį kovo 11 progai, tada lašelį mindulį. Realiai tos lašelius gauna tada, kada aukoja kraujo, maždaug aplink tom dienom ir kas aukoja dažnai, tai yra sukaupę jau ir kolekciją. Ir tada dabar žiemą išeis gruodį lašelis speigutis. Gerai, važiuojam toliau. Aha. Laivelius jų du, iš tikrųjų jie yra du. Vienas yra Rytas, kitas yra Lašiša. Kursuoja laiveliai nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Verslo trikampio. Man kažkoks labai didelis įvykis. Man visą laiką tai būdavo toksai didelių sostinių užsienyje dalykas, kur ten Londone ar Paryžiuje ar Stokholme gali pavažiuoti kaip troleibusu, bet laivu. Nu, paplauk nepavažiuoti. Dabar ir Vilnius tokį turi ir mums buvo garbė sukurti, pagaminti ženkliuką šito laivelio, kuris keliavo svečiams, kurie pirmieji turėjo garbės praplaukti tuo laivu. Toliau mūsų naujas šių metų klientas yra Padelio klubas Mostai. Tai mes jiems darėm ir ženkliukus, ir čia įvairių spalvų raktų pakabukus, bet kas įdomiausia yra, kad mes jiems padarėm medalį. Tai ne vieno, daug medalių, kuriuos jie naudojo varžybose kaip prizą. Metalinis, bet dažytas kontūras yra jų tokia oranžinė plytinė spalva. Su balta emalė darome ir medalius.